Sės į sportinius automobilius ir jau važiuos greičio ruožais, kur tikrai gal net ne vienas iš jų ir mokinosi vairuoti kažkada seniai. O šiaip smagu, kad savo žemėje biški geriau kelių žinom, tai lengviau mums kažkaip. Gali važiuoti, bet be Marijos nepavažiuosi. Tai aš paskiau ne mikrofoną pakalbėsim, kur čia pas jūs afteris rytoj, gerai? O kodėl kukurūzas jo? Kažkada seserį gelbėjau, kai jos pravardė pasivė. Ok, gerai. Svarbu rytoj ne į kukurūzus, o ant žvyro, kaip sakoma. Taip, tai vietinių sirgalių numylėtiniai Eugenijus Latkevičius ir Marius Karys, startinis numeris 11. Parėktų už jūs. Manau, kad taip. Važiuosi pro kokias vietas, kurios tau yra ypatingai artimas, kažkas greičio ruožas gal eina pro kurią nors vietą? Visą Ošvį aplankysiu. Ošvį mojuos prie kelio? Būtinai. Gerai, paskui pas Ošvius jau po ralio būtinai vis tiek jas prisimenu. Sveiki, Ernestas Griškus ir Vaidas Šmigelskas. Oho. Ernestai, koks jausmas važiuot su žvaigžde vietinė? Tai ar galim tikėtis kokios miestinėm saulutės, kokios netingi? Na taip, berniokai pasakė padarys. Viskas, išleidžiam į trasas vietinių elektriniškių ekipažas. Ernestas Griškus ir Vaidas Šmigelskas. Numeris 5 yra populiariausias numeris Elektrėnuose šį savaitgalį. Pamojuoti giminaičiam. Miesto greičio ruožas. Mūsų pati sunkiausia užduotis. Ernestas sako, kad reikia paliesti bordiūrą, aš sakau, kad nereikia. Tai nežinom dar. Dar nepriėmėm sprendimo, ką darysim. Bet šiaip, jeigu rimtai, tai daug klaidų padarėm šiandien, bet džiaugiamės, kad esam čia ir tikimės, kad paeistas miestas. Ernestai, atrodo, kai kurios vietose važiuoji taip, kaip žinodams, tai gal kažkur treniruojas ten? Aš pradžioj sakiau, kad čia mano Ošvyje, tai važiavau kaip pas Ošvis. Ne, iš tikrųjų, tai sekėsi ganėtinai neblogai palyginus. Man neblogai, klaidų būtų, bet, pagreitėjimas jaučiasi svarbu, kad jau pamažėjo. Pradžia gal sunkesnė buvo išsivažiuoti, bet treniruočių raliuose neįdomu. Kažkaip jie ir nuėjo. Kauno miesto greičio ruožas suvažiuos, kuris mums labiausiai nesiseka, bet pasitenkti, kad viskas būtų gerai.